Žmogus turi didžiulį turtą. Ir jeigu tą suprasti, galima kalnus dėl paties savęs nuversti savo gyvenime. Būtent dėka savo dėmesio. Jeigu atsekti savo gyvenime, galima pastebėti, kad ilgiau savo dėmesio užtrukus tose erdvėse, tokioje aplinkoj, kur man kelia įtampą ir stresą, netgi išėjęs iš tos erdvės, iš tos aplinkos, tas stresas, ta įtampa, jinai lieka, tęsiasi. Ir prie viso šito ji dar ima spalvinti mano realybę tomis spalvomis streso, įtampos. Jeigu tokį svarbų dalyką pastebėti savo gyvenime ir suprasti, kad man nepriimtina tų spalvų realybė, tai tada reikia užsiduoti savo svarbius klausimus, kodėl aš vis dar einu į tas erdves, veržiuosi į tas aplinkas, kur man nei miela, nei artima, nei priimtina. Ir įsigilinus visada bus galima atrasti naudą to, dėl ko aš vis dar einu į tokias erdves arba aplinkas. Ir čia ir prasideda darbas su savimi, stebint savo vidinius procesus ir atsekant, o kas mane vis dar ten traukia. Pletkai. Noras prisiliesti prie to, kad kažkas tai prastesnis, blogesnis, kvailesnis ar dar koks nors su minuso ženklu. Tuomet, kai imu pastebėti, kokios inercijos manyje vis dar ten traukia, būti tose erdvėse, tose aplinkose, komunikuoti su tokio tipo žmonėmis, jie nėra blogi. Bet svarbumas yra tame, ar man tai artima, ar man vis dar tai žingeidu ir priimtina, ar jau prisisotinau. Jeigu taip, tai tada užduotis pačiam savo išmokti, išdrįsti, pripažinti ir pasitraukti. Nes kol nepasitraukiu iš tų erdvių, tų aplinkų, tokių komunikacijų, kurios mane vargina ir alina, kelia stresą ir įtampą, turėti vilties, kad mano gyvenimo kokybė pagerės, nėra šansų. Tai kol kas tiek.